Kai rugpjūčio pradžioje gavome šaukimus į karą, visi išsislapstėme kur kas sugebėjome. Klojime įsirengiau slėptuvę, kurioje praleidau porą pirmųjų savo slapstymosi mėnesių. Taip, galėjo būti nuobodu, abejojo daugelis, bet man nuobodu nebuvo. Aš turėjau keletą vokiškų knygų anglų kalbos pamokoms, mokydamasis tekstus atmintinai, paskui iš atminties perrašinėdavau, o po to tikrindavau, ar nepadariau klaidų. Išmokęs tekstą kartu suprasdavau ir visą jo prasmę, reikalingus žodžius susiieškodama žodynuose. Apie mane beveik niekas nežinojo, valgyti atnešdavo tik tėtė arba sesuo. Vieną ankstyvą spalio mėnesio rytą pabudau išgirdęs mašinų ūžimą. Pažvelgęs pro plyšelį į kiemą nusigandau. Kieme stovėjo bent 2 kariškos automašinos, o prie jų rikiavo kareivius ir jiems davė komandas. Первая группа слева, вторая справа. Идем. Toliau nebesiklausiau, laukiau be kvapo. Kas bus toliau? Tikriausiai mane suras, gal nenušaus vietoje. Žinojau, kad dažnai tardami esant slėptuves, rusai padega pastatus ir iš tolo laukia išbėgančiųjų, o paskui į juos šaudo. Jutau, kaip šuo pries prie sienos pauosti, bet viršila jį nutraukė tolyn. Girdėjau, kaip kareiviai specialiomis geležimis bado javus. Dabar vis vien suras, baigta. Kitoje pastato pusėje ėmė pokšėti pleišiamos lentos. Tik staiga kieme pasigirdo švilpukas. Посмотри! Шли! Вторая группа здесь нашли! Nors ir labai bijodamas, bet pro mažutį likusį plyšelį mačiau, kaip vedėsi mano 18-metį brolį Kaziuką. Jis slėpėsi kitoje slėptuvėje po kaugėmis. Kareiviai išvažiavo, kieme viskas nutilo. Antrosios sovietų okupacijos metu prasidėjo karių privalomasis šaukimas į Raudonąją armiją. Kaip ir daugelis to metų studentų, Aleksandras Pupinis pasirinko nutraukti studijas Vytauto Didžiojo universitete. Grįžus į gimtąjį Gataučių kaimą, jam teko slėptis ir nuolat bijoti dėl savo gyvybės. Visa tai truko apie 2 metus, iki kol Aleksandras, pasinaudojęs jaunesniojo brolio dokumentais, išvyko studijuoti į kunigų seminariją. Vis dėlto, laisvesniu gyvenimu jam teko pasidžiaugti neilgai. 1949 metais jis buvo suimtas ir nuteistas už dokumentų klastojimą 5 metams kalėjimo Komijos lageryje. Po Stalino mirties 1953 buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Gyveno lietuvių bendruomenėje, kurioje sutiko savo būsimą žmoną ir jiedu ten susituokė. 1958 metais grįžęs į Lietuvą gyveno Joniškyje, mirė 2006. Būdamas tremtyje, Aleksandras parašė ne vieną atsiminimų sąsiuvinį. Daugelis iš jų buvo sudėti į knygą, kuri vadinasi Gyvenimo mokykloje. Ji buvo išleista sūnaus 2016 praėjus 10 metų nuo tėvo mirties. Aleksandro memuarai iki šiol liudija praeities įvykius. Tai išlieka kaip atminimas bei stiprybės šaltinis ateities kartoms, ypač šiais neramiais laikais.